Helovinas ne visada turi būti baugus ir šiurpus. Vienas parkas Lietuvoje siūlo Heloviną švęsti baisiai mielai. Tarp šimtų aplink bėgiojančių Danielių, kurie puikiai sutarė su Drakulomis, zombiais ir vampyrais. Rodo Ieva Dyraitė. Perlinių Danielių parke šiemet Helovinas arba Moliūgėlio gimtadienis yra švenčiamas visiškai kitaip. Čia aplink jūs suksis apie 150 Danielių, kuriuos patys galėsite ir pamaitinti. Jeigu tarp Danielių pasigirs neįprastų garsų, išsigąsti nereikėtų, nes tai reikš, kad čia atėjo Danielių vadas. O tarp Danielio atidžiau pažiūrėjus galima pamatyti ir aplink zujančių triušių, kurie vis kažką kramto arba tiesiog pramogauja. Laisvai miške tarp lankytojų vaikštantis Danieliai skanėstus ėda tiesiog iš rankų. Vaikai Danielius vadina bembiais, nes jie panašus į animacinio filmuko herojų. Tai aš maitinau bembius ir visą dariau. Mažiau stilna ir mažiau todėl labai juda. Visgi prieš šeriant šios laukinius gyvūnus reikėtų žinoti, ką jie ėda. Ėda iš esmės visas daržoves, kopūstai, morkos, obuoliai, labai mėgsta ir arbūzus, mėgsta ąžuolo giles, mėgsta negliaudytus žemės riešutus. Aplink Danielius, kur nepasisuksi, visur pilna moliūgų, o paėjus gilyn į mišką Danielį atlydi iki paslapčių kampo. Šiemet Danieliai švenčia Heloviną arba jų pačių pramintą Moliūgėlio gimtadienį. Čia kitaip nei kitur, kraują stingdančių baisybių nėra. Ruduo asocijuojasi su derlium, moliūgų daug ir kažkaip norėjom integruoti tą šventę ir pavadinimą, ypatingai šiemet dar padarėm to ar ne papildomų dekoracijų, kad nebūtų ir vaikams baisu, kad orientuotas mūsų parkas ir šeimoms, vaikams. Ir dar net pavadinom, kad baisiai mielas parkas. Visgi zombių, vaiduoklių ir kitų būtybių apstu. Esą jie puikiai sutarė su Danieliais. Paėjus gilyn mišku pasitinka raganą. Kviečiu į raganos namelį išsiaiškinti Helovino paslapčių. Ragana savo paslaptis atskleidžia tik mažiesiems. Ką čia ragana darė? Skaitė knygą. Apie ką? Apie mergaitę. Drąsiausiai gali aplankyti vaiduoklius. Jau prie įėjimo pasitinka vienas, o viduje siautėja pasiklydusi dvasia. Paslaptingųjų erdvių kūrėjai sako, kad suderinti Heloviną su Danieliais buvo iššūkis, o dar ir parką padaryti baisiai mielą reikėjo pasukti galvą. Sukūrėme siaubo namelį, pasakų, raganaitės pasakų namelį. Pastatėme zombių gaudynių areną iš šiaudų. Lankytojai sako, kad Heloviną švenčia, o Helovinas su laukiniais gyvūnais tarsi edukacija tiek apie gamtą, tiek apie šventę. Mes lietuviai mėgstam paverkšlenti visą laiką, ar ne, vėlinės, taip toliau, čia rimties laikas, bet norisi, kad viskas virstų į kažkokį smagesnį reikalą ir vaikams, kad įdomu būtų ir tos emocijos ir lyg ir smagus siaubas, sakykim taip. Man labai patinka. Nesitikėjom, kad taip arti gali prieiti prie gyvūnų ir kad jų čia tiek daug bus visko, kad tiek pramogų, tai labai patiko. Vaikui labiau gal edukacija, susipažinimas su gyvūnais. Helovinas, tai man smagesnė šventė. Visą laiką švenčiam ir netgi gimtadienio temas darau Helovino temam, tai jau visi draugai žino, kad reikės persirengti per mano gimtadienį. Ieva Dyraitė, Alius Koroliovas, Kaišiadorių rajonas.